Duomenų ir skaitmeninio turinio vertinimas yra labai svarbus mums kaip universiteto studentams. Pirmiausia, visada patikrinkite, ar jūsų šaltinis yra iš gerai žinomos organizacijos arba eksperto. Tai tikrai gali turėti įtakos informacijos patikimumui. Nepamirškite patikrinti publikavimo datos, pasenusi informacija gali klaidinti. Naršydami duomenis, apsvarstykite, kas juos surinko ir koks buvo jų tikslas. Tai padės atpažinti galimus šališkumus, kurie gali iškraipyti rezultatus. Jei radote prieštaringų duomenų, palyginkite metodikas. Pažiūrėkite į imties dydžius, geografinės ribas ir kada buvo surinkti duomenys. Ir kalbant apie organizavimą, laikykite savo tyrimą tvarkingą naudodami aiškius aplankus ir subaplankus. Debesų saugykla yra tikras pokytis, saugi ir prieinama iš bet kurios vietos. Taikydami šias strategijas galėsite drąsiai analizuoti ir vertinti informaciją, sukurdami tvirtą pagrindą savo akademiniam darbui.